Sveiki gyvi, šiandien išminties minutėlė ir šioje išminties minutėlėje pakalbėsime apie melą. Kodėl taip atsitinka, kad kartais mes žmonės renkamės tikėti melu? Susidūrę su sunkumais, susidūrę su kryžkelėmis, kartais žmonės pasirenka geriau tikėti melu, netgi patys pradeda savo meluoti ir pasirenka iliuzinį melo kelią. Apie tai ir dar daugiau šioje išminties minutėlėje, tad pradėkime. Nesenai su savo geru bičiuliu kalbėjomės apie pasaulį, apie šiuolaikinį, šiandieninį pasaulį, kuriame matome daug netikrovės. Man sako, maistas netikras. Žmogus sukuria kažkokią realybę, kuri yra dirbtina. Sako, mes tikroji realybėj toj pagal prigimtį taip retai būnam. Sakau, apie ką tu kalbi? Sako, apie natūralų būvį žmogaus. Sako, žmogus turėtų dažniau būti gamtoje, turėtų būti tarp žmonių, o sako, šiais laikais žmonės vis labiau ir labiau tolsta vieni nuo kitų. Taigi žmogus tolsta nuo gamtos, tolsta nuo žmogaus, tolsta nuo savęs ir link kur jisai eina. Tad po to pokalbio aš ir susimaščiau, kodėl kartais mes renkamės dirbtinį pasaulį, kodėl renkamės iliuziją, kurią patys sukūrėme ir traukiamės nuo tos realybės, nuo tos tikrosios realybės, nuo to tikrojo pasaulio vis labiau ir labiau. Ir žinote ką, svarstydamas apie melą, kodėl mes dažnai tikime melu, kodėl patys meluojame, ne tik kitiems, bet ir savo, kad taip yra gerai, kaip yra. Bet tas taip yra gerai, kaip yra, vėl mane atveda prie tos pačios Platono olos alegorijos, apie kurią jau šiame kanale tiek daug kalbėjome, kai žmonės užsidaro kažkokiam burbule, oloje ar komforto zonoje ir tenai būna. Ir nenori išeiti, nors prigimtis sako, tu esi čia nelaimingas. Tavyje įrašyta, tu turi eiti, daryti, bendrauti, augti kaip asmenybė, o tu renkiesi būti čia, kur esi. Ir pradedi savo meluoti, kad man yra taip gerai, kaip yra. Ir jūs paklausite greičiausiai, juk jis nemeluoja, juk jisai jaučiasi čia gerai. Ir galbūt jūs būsite teisūs, taip, žmogus jausis čia gerai, nes jis bus pripratęs, kad ir kas bebūtų. Juk vergas išėjęs iš vergovės yra didelė tikimybė, kad norės sugrįžti į tą pačią vergovę, nes nemokės gyventi laisvėje. Ar mes mokame būti laisvi? Laisvi nuo visko, nuo priklausomybių, nuo iliuzinio pasaulio, kuris sako, va taip turi būti. Kas turi būti? Koks atspirties taškas? Pagal ką mes matuojame? Dažnai žmonės net neužduoda klausimą, pagal kokį matą mes turime matyti tą tiesą, pagal kokį matą mes renkamės tiesą. Ir dažnai žmonės atsako, tai aš taip pripratęs. Kai kas dar pasako, tai mano tėvai taip gyveno, seneliai taip gyveno. Kiti sako, ne, tai dabar tokia kultūra, aš negyvensiu taip kaip seneliai, taip kaip tėvai, aš gyvensiu taip kaip šiandieninis jaunimas gyvena, šiandieninis pasaulis gyvena. Sako, juk pasaulis tobulėja. Klausimas, ar visose srityse tobulėjame?
matome, technologijos tobulėja, tai čia viskas aišku. Bet klausimas, o žmogus? Jeigu paimtumėm žmogų nuo pat pradžios, nuo gyvybės užsimezgimo ir visą gyvenimą iki pat pensijos, senatvės, juk žmogus turėtų augti, tobulėti, šlifuoti charakterį, keistis. Nes asmenybė tai toks dalykas, kuris auga, kuris tobulėja, juda į priekį. Klausimas, ką mes darome, kad augtume? Ir pasižiūrėję pasaulyje matome ką? Žmonės nemoka spręsti konfliktų, kariauja, karai, žudymai, agresija, smurtas. Ir kur čia tobulėjimas? Anksčiau buvo karai ir dabar yra karai. Vėl tą patį klausimą, kur čia tobulėjimas, ar mes tobulėjame? Žmogui pasako, imk šautuvą ir sprogdink, žudyk, imk lanką, ietį, žmonės taip ir daro. Kur moralė? Ar mes paaugame moraliniais principais? Ar mes mokame gyventi bendruomenėje ir sau sakome, pasaulis tobulėja, viskas labai puiku. Tai vat, ar tobulėja? Ar mes šitoj vietoj nemeluojame savo? Technologijos, aš nieko nesakau, viskas okei, čia dirbtiniai intelektai ir taip toliau, lentelės visokios elektroniniai dienynai ir taip toliau. Bet ar tai pakeičia esmę? Ar mokinys mokykloje tampa nuo to laimingesnis? Kad daugiau prie ekrano sėdi ir dabar net į dienyną pasižiūrėti, jam reikia ekrano. Ar jisai čia laimingesnis dėl to? Sako, laiko sutaupo. Ar tikrai laiko sutaupo? Ar tikrai sutaupo laiko, būdamas vis daugiau ir daugiau prie to ekrano? Net pasižiūrėti, kokie pas tave pažymiai, dabar jau reikia įsijungti kompiuterį arba išmanųjį telefoną ar planšetę. Be to, tu net negalėsi pasižiūrėti, kas namų darbam užduota. Tenka bendrauti su mokiniais, kurie gyvena tuom ir kai užduodu klausimą, kiek laiko būni prie ekrano, jisai sako, per parą, sako, kokias 7 valandas. Sako, visus ekranus sudėjus. 7, bet čia, sako, dar mažai būna ir daugiau. Paskaičiuokim. 24 valandos paroje. Žmogus miega 8 valandas. Minusuojam 8 valandas. Ir tada sėdi prie ekranų. Dar 8-9 valandas. Visa kita ką? Dušas? Valgymas ar dar kažkas, bet kiek daug laiko mes prabūname toje iliuzijoje, kad pabendrauti su draugais turime laikyti išmanųjį ekraną, kitaip nesusitinka. Nes niekas neišeina į kiemą, pažais su kamuoliu, pažais lėpynėm ar dar kažkom. Sako, tai susitiksim online. Ir sako, taip mes tobulėjame. Vėl noriu jums užduoti klausimą. Ar iš tikrųjų? Išminties minutėlė tai tokia minutėlė, kurioje keliam klausimus, kad kartu pamąstytumėm. Pamąstytumėm apie kažkokią problemą, apie kažką, kuo mes gyvename. Ir šiandienos išminties minutėlėje jums užduodu klausimą. Ar ta realybė yra teigiama? Ar jinai mus papildo, ar jinai mus augina, ar jinai mus išlaisvina iš vergovės. Kaip ir sakiau, vergas dažnai, kuris buvo vergas, dažnai nori vėl būti vergu, nes jis nemoka gyventi. Tai vėl klausimas jums, ar mes mokame gyventi laisvėje? Laisvėje nuo melo, laisvėje nuo šeimininkų ir būti šeimininkais patiems, kad patys galėtumėm rinktis, patys galėtumėm spręsti. Sakysit, tai taip, žmogus turi laisvę. Taip, žmogus turi laisvę, bet dažnai žmogus save uždaro į tą olą, uždaro save į tą burbulą ir galvoja, kad taip turi būti. Taigi sugrįžta prie vergovės ir galvoja, kad taip turi būti. Mano toks pasaulis, aš taip gyvenu, aš taip pripratęs. Bet ar tu paaugi?
ar nueini iš taško A į tašką B ir koks tas taškas B yra, kai tu pasieki finišą. Ar tas taškas B toks, kokio tu tikėjaisi visą gyvenimą ir galvojai, va, aš svajoju, aš noriu, aš galvoju, kad aš būčiau laimingas, jeigu pasiekčiau tą tašką. Ir klausimas, ar pasieki tą tašką? Ar galvoji, ai tai ne man, aš gal nueisiu į kitą tašką. Nu gerai, čia jau pradedu filosofuoti. Tai va, tai tokios mintis, mėly bičiuliai, ir kartais mes iš tikrųjų turime sustoti. Sustoti, pabūti tyloje, ramybėje, nuo visų tų trikdžių ir pasižiūrėti, ką aš darau, link kokio taško B aš judu, ar tas taškas B yra tas, kokio aš iš tikrųjų noriu. Gal tų taškų B yra įvairovė, didžiulė įvairovė ir čia taškas, ir kurį pasirinkti iš jų. Ir kartais mes pasirenkam patį lengviausią, kuris yra pats blogiausias. Nes galvojam, ai, man taip gerai. Bet kartais reikia valios pastangų, reikia sąmoningumo, kad žmogus žinotų teisingą kelią. O kad žinot teisingą kelią, žmogus turi pirmiausiai ieškoti tos tiesos. Turėti kažkokį atspirties tašką, pagal ką aš žiūriu, kur yra ta tiesa. Taigi klausimas, kas tavo yra atspirties taškas? Pagal ką tu žinai, kad eini teisingų kelių? Tai va, užduokit savo šitą klausimą ir patyrinėkit. Na, o dabar einame į pabaigą, tad noriu padėkoti Jums už Jūsų komentarus, už tai, kad dalinatės šitomis išminties minutėlėmis, už tai, kad būnat kartu. Contribui nariams dėkoju, nuoširdžiai dėkoju, kad palaikote ir paremėte šį kanalą ir mano veiklas finansiškai. Ir kas norit, visi galit, jeigu jaučiat paskatą, galit padaryti tai ir prisidėti prie Contribui komandos ir prisidėti, kaip tik nuspręsite. Taip pat ir Patreon yra tinklapyje, irgi galima ten prisiregistruoti. Taigi dėkoju visiems nuoširdžiai ir šį sykį jau atsisveikinu su Jumis ir susitiksime kitą kartą.